Žibuoklė ašigalyje. Vieną rytą šiaurės ašigalyje atsibudo didelis baltas lokys. Atsibudo ir pradėjo uostyti orą. Pauostė iš vienos pusės, niekuo nekvepia. Pauostė iš kitos ir staiga užuodė keistą, nepažįstamą kvapą. Burptelėjo lokys, atsigręžęs į savąją lokę. Ar tik čia neatklydo kokia ekspedicija? Bet tą akimirką lokiukai surado šviesiai mėlyną žibuoklę. Tai buvo mažytė žibuoklė ant plonutėlio stiebelio. Ji virpėjo nuo šalčio, bet tebeskleidė aromatą, nes tai buvo jos pareiga. Mama, tėti, ėmė šaukti lokiukai. Aš iš karto pasakiau, kad netoliese yra kažkoks keistas daiktas, tarė baltasis lokys. Tačiau man rodos, čia vis dėlto ne žuvis. Žinoma, ne, pasakė lokė, bet čia ir ne paukštis. Taip, tavo tiesa, tarė lokys gerai apgalvojęs žmonos žodžius. Vakarop naujiena pasklido po visą ašigalį. Neaprėpiamoje ledo dykumoje atsirado mažytis, šviesiai mėlynas padaras, kuris skleidė keistą aromatą. Jis laikėsi ant vienos vienintelės plonučiukės kojytės ir nemanė žūti. Kas tik nėjo pasigrožėti žibuokle. Iš Sibiro atbėgo elniai, iš Amerikos muskusiniai jaučiai, atplaukė ruoniai ir jūrų vėpliai, iš kažkur atbėgo baltusios poliarinės lapės, atkurnėjo vilkai, o pirmos, aišku, buvo kūmutės pleputės šarkos. Visi grožėjosi neregėtą gėlytę, jos plonyčių virpančių stiebeliu ir traukė švelnų jos aromatą. Ir keistas dalykas, aromato pakako netgi tiems, kurie atėjo vėliau už visus. Jis visą laiką buvo toks pat, kaip ir iš pradžių. Kad visą laiką sklistų toks aromatas, pasakė ruonis, reikia turėti visą sandėlį. Kažkur po ledu jį tikriausiai turi atsargų. Betgi aš irgi iš karto taip sakiau, sušuko baltasis lokys, ten kažkas yra. Nieko panašaus jis aišku nesakė, bet niekas to nebeprisiminė. Pagaliau sugrįžo žuvėdra, kurią buvo nusiuntę į pietus sužinoti, ką nors apie tą keistą daiktą. Atsikvapšiusi jį pasakė, kad ši maža kvepianti būtybė vadinasi žibuoklė ir ten pietuose jų daugybė. Na, ir siųskės, prunkštelėjo ruonis. Argi mes bent per nago juodimą sužinojome daugiau negu anksčiau? Ir kodėl būtent čia pas mus atsidūrė būtent šita žibuoklė? Ne, pasakysiu jums iš širdies, aš esu visiškai dezorientuotas. Kaip jis pasakė? Koks jis? Pakuždomis paklausė lokys savo žmonos. Dezorientuotas, pakuždomis atsakė lokį. Na, lyg sutrikęs, nežino, kurią letiną žengti. Taigi, sušuko baltasis lokys. Ta patį žodis žodin ir aš galvoju. Ta naktį visą ašigalį sudrebino neapsakomas trenksmas ir dundesys. Didžiulės lytys krūpčiojo ir skilinėjo it ploni stiklo gabalėliai. Vargšė žibuoklė skleidė į šaltą orą savo aromatą, tarsi būtų nusprendusi per vieną akimirką ištirpdyti šią beribę ledo dykumą ir paversti ją žydra jūra arba bekraštę pievą užklotą minkštų žolės kilimu. O paskui, netekusi jėgų, nusviro ir daugiau nebeatsitiesė. Išaušus visi pamatė, kad žibuoklė nuvyto. Nusvirusi ant savo plonyčio stiebelio, ji gulėjo ant sniego blyški ir bejausmė. Jei ji būtų galėjusi kalbėti, tai paskutinę akimirką mes turbūt būtume išgirdę. Na štai aš mirštu. Bet juk kažkas turėjo padaryti pradžią. Kada nors čia išsiskleis milijonai žibuoklių. Ledai ištirps ir atsivers salos, skambančios nuo vaikų juoko. Tu labai graži giedi, ką sapnelyje regi. Gal zuikutį nori pausį,
jeigu lysės pasigausi, gal zuikutį nulipausi, jeigu lysės pasigausi, gal saulutė šviesę pili, juk vaikų saulė